Gerai, tai tęsiame konferenciją toliau. Pristatysiu mūsų trečiąjį pranešėją, docentą Daumantą Stumbrį. Daumantas yra sociologijos mokslų daktaras, dirba vyresniuoju mokslo darbuotoju ir dėstytoju Vilniaus universiteto sociologijos katedroj. Pratęsiant tai, ką minėjo Paulius, labai džiaugiamės, kad turime tokių įvairių krypčių atstovų mūsų konferencijoje ir manom, kad ir sociologijos žvilgsnis gali labai daug ką pasakyti ir pridėti, mėginant suprasti savižudybių problemą. Tai Daumantas kalbės apie alkoholį ir savižudybės Lietuvos kontekste. Tai tikrai tikiu, kad bus vertinga ir taip pat pasės daug naujų įžvalgų, pamastymui. Tai Daumantai, kai esi pasiruošęs, kviečiam. Tai laba diena visiems ir visoms prisijungusiems. Tai šiandien aš pristatysiu pranešimą, tokį gana ilgą, apie alkoholį ir savižudybės Lietuvoje, populiacijos lygmens duomenys ir vyrų gyvenimo istorijos. Taip vadinasi šitas pranešimas. Ir galbūt pradėsiu nuo to, kaip aš atsidūriau šitoje temoje ir kodėl toksai pranešimas. Tai prieš kokių 15 metų aš pradėjau rašyti savo disertaciją, jinai buvo apie mirtingumą dėl alkoholio, mirtingumo skirtumus, būtent vyrų. Ir daugybė tų populiacijos lygmens duomenų, aš kalbu visos Lietuvos mirtingumo duomenys, visos Lietuvos kažkokios tai reprezentatyvios apklausos, nors jos nėra populiacijos lygmens, bet jos yra reprezentatyvios, jos rodo labai didžiulę žalą alkoholio vartojimo, didelį mirtingumo rodiklius, didelį vartojimą, taipogi ir savižudybių rodikliai vieni aukščiausių pasaulyje. Ir rašydamas disertaciją aš mačiau daug tokių tendencijų, kažkokių skirtumų demografinių. Ir man tokių iškilo natūralių klausimų, tai kaipgi čia viskas atsitiko ir kodėl taip yra, kodėl tie skirtumai, nes pamatyti tos skirtumus, nėra aišku, kas po jais slepiasi. Aš kalbu kažkokius socialinius vyrų, moterų mirtingumo skirtumus. Ir į šitą klausimą man padėjo atsakyti būtent nusileidimas į mikrolygmenį arba ta kokybinė analizė, tai būtent vyrų gyvenimo istorijos, ką aš dariau po savo disertacijos, po doktorantūros projekte, tai tiesiog pabandžiau pasižiūrėti, kaipgi visi šitie gyvenimai susiklosto ir kaip čia taip atsitinka, kad mes matome tokius rodiklius šalies lygmenių. Aišku, tai nėra reprezentatyvus tyrimas, bet jisai man padėjo atsakyti į daugelį klausimų, kurie man kilo. Pradžioje aš dar pasakysiu, kad šitas pristatymas tai yra ne tik mano, bet ir kolegų tyrimo apžvalga paremta aktualiomis publikacijomis savižudybių ir alkoholio žalos tyrimų tema. Ir aišku, yra mano kolegos mokytojai, kurie padėjo būtent šitam lauke dirbti ir dalis tyrimų būtent arba, kaip sakant, visi čia išvardinti asmenys yra bendraautoriai mano tyrimų. Tai profesorius Jasilionis, profesorė Tamutienė, Mindaugas Štelemėkas ir Dainius Pūras. Na ir aišku, visi šitie tyrimai nebūtų įmanomi be paramos, tai tikrai didelę dalį šitų tyrimų parėmė Lietuvos mokslo taryba. Tai ačiū jiems. Pats pranešimas ir susidarys iš tokių dviejų dalių. Tai pirmoji dalis bus, pabandys atsakyti į klausimą, ką rodo populiacijos lygmens duomenys, tai yra apie savižudybių lygį, apie alkoholio vartojimo žalą ir tas sąsajas. Būtent pirmos dalies pabaigoje aš apžvelgsiu alkoholio vartojimo ir savižudybių sąsajas.
Antroji dalis tai ir būtent bus tos vyrų gyvenimo istorijos, paremta mano neseniai išleista knyga, kurį remiasi tuo kokybiniu tyrimu. Tai būtent išskiriau dvi tokias dalis kaip alkoholio vartojimo kultūra ir praktikos ir alkoholis, psichikos sveikata ir savižudiškas elgesys. Tai pradėsiu nuo tokių keleto skaidrių, kurios rodo, ką rodo paskutiniai duomenys, savižudybių duomenys. Ilgai čia neapsistosiu, bet tiesiog man atrodo svarbu paminėti kontekstą šito pranešimo pradžioje. Pradėsiu nuo moterų, visas pranešimas skirtas vyrų savižudybėms, bet daugiausiai dėmesio tie tyrimai sutelkti į vyrų savižudybės. Tai moteris dažnai lieka, arba moterų savižudybių klausimas dažnai lieka antraeilis, bet man atrodo jisai yra labai svarbus irgi, nes moterų savižudybių rodikliai yra dideli. Čia matote tiek absoliutų atvejų skaičių, mėlyna linija, tiek mėlyna kreivė, tiek atvejų skaičių 100 000 gyventojų. Tai per pastarosius 23 metus mes tikrai matome progresą, ir progresą ne tik absoliutų skaičių, bet ir rodiklių progresą. Tai yra dvigubai sumažėję rodikliai, dvigubai sumažėję absoliutų skaičiai. Kodėl man kaip dirbančiam ir demografijos srityje svarbu, ir aš esu iš tikrųjų keletą tokių publikacijų išleidęs apie demografinius nuostolius ar demografinius praradimus. Tai kalbant apie moterų savižudybės, yra labai svarbus dalykas, kad kai mes prarandame moterų gyvybės, kai kalbame apie moterų savižudybės, tai dažnai tai nėra ne tik tai prarastos kažkokios tai moterų gyvybės, bet mes kalbam ir apie negimusius vaikus, kurie galėtų būti gimę, ypatingai, kai kalbam apie vidutinio jauno amžiaus moterų savižudybės. Tai yra iš tos demografinės pusės dažnai neįvertinamas klausimas. Mes kalbame tik apie prarastą gyvybę, bet apie potencialų, demografinį potencialą dažnai pamirštam. Aišku, moterų savižudybių rodikliai yra daugiau negu 4 kartus mažesni negu vyrų. Toje skaidrėje matote vyrų savižudybių rodiklius. Jie yra gerokai didesni, bet ir progresas taipogi matomas labai nemažas. Matome tikrai daugiau negu 2 kartus sumažėję savižudybių rodikliai, beveik 3 kartus. Ir ką galbūt svarbu paminėti, turėjom tam tikrą stagnacijos laikotarpį šitam vidury šito laikotarpio, tai nuo 2005-2006 metų iki 2013 metų, tai susiję, tai persidengia su ekonominė recesija, kitais kažkokiais makro lygmens dalykais, procesais, bet rezultatas tikrai yra ganėtinai pozityvus. Na ir pabaigai šitos skaidrių aptarime svarbu pasakyti, kad mes vis tiek turime vienus didžiausius savižudybių rodiklius Europoje, na ir tuo pačiu pasaulyje. Patenkame tarp standartizuoti savižudybių rodikliai kartu su kitomis šalimis kaip Vengrija, Slovenija yra vieni aukščiausių Europos Sąjungoje, Lietuvos. Einant toliau, trumpai pristatysiu skaidrę apie demografinius praradimus arba prarastus potencialius gyvenimo metus. Tai yra potencialūs gyvenimo metai, tai yra toks, gal skamba kaip sudėtingas rodiklis, bet iš tikrųjų tai yra atsižvelgiama į tai, kokio amžiaus žmogus miršta ir kiek dar potencialiai jisai galėtų gyventi. Tai kuo jaunesnis žmogus miršta, tuo daugiau potencialių gyvenimo metų mes prarandame. Tai čia yra tiesiog toks duomenų vėlgi įkontekstinimas, pasižiūrėti, kaip mes atrodome tarp kitų Baltijos šalių. Neseniai išleista su kolegomis publikacija. Lyginame prarastus gyvenimo metus, čia konkrečiai dėl savižudybių, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai matome ir kitose šalyse progresą šito rodiklio, ir Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje panašu, bet
Galų gale rezultatas vis tik išlieka panašus kaip pradžioje, tuo atžvilgiu, kad mes vis tik turime aukščiausius rodiklius savižudybių ir daugiausiai prarandame tų potencialių gyvenimo metų, lyginant su Baltijos šalimis. Koks kitas svarbus dalykas, kalbant bendrai apie psichikos sveikatą ir demografinius praradimus su psichikos sveikata, ką mes pabrėžiame savo straipsnėje, tai kad vertindami tuos demografinius praradimus dažnai mes apsistojame tik ties savižudybėmis, kalbant apie psichikos sveikatą arba kažkokias tai alkoholio vartojimo mirtingumą, bet taipogi mes pamirštame kitas išorinės mirties priežastis, kurios susijusios su psichikos sveikata, susijusios su alkoholio vartojimu, psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Tai būtent tam tikros išorinės priežastys susijusios su smurtu, su kažkokiais tai nelaimingais atsitikimais ir panašiai, žmogžudystės irgi. Tai čia toks svarbus aspektas. Einant toliau, tie mano ir kolegų atlikti neseniai tyrimai nagrinės socioekonominę diferenciaciją, arba mes pabandėme pasižiūrėti, kieno savižudybių rizika didžiausia. Yra žinoma, kad tai yra vyrai, vidutinio amžiaus vyrai, bet štai čia matote vienus pirmųjų tokių tyrimų, kurie paremti visos populiacijos lygmens rodikliais, kurie yra mirtingumo duomenys sujungti su gyventojų surašymo duomenimis. Ir jie tikrai parodo tą bendrąjį visos populiacijos skirtumus, ar ne, mirtingumo. Tai mes matome, kad savižudybių rizika didesnė tarp žemesnio socialinio ekonominio sluoksnio, socialinėje atskirtyje esančių žmonių. Tai jeigu mes kalbam apie išsilavinimą, čia nematote dar profesijų duomenys, yra tie asmenys, kurie užima aukštesnę kažkokią statusą, ne? Yra vadovai, tai jų mirtingumas yra mažesnis. Tada, kalbant apie santuokinį statusą, kažkokių didelių skirtumų nematome tarp nevedusių, išsiskyrusių ir našlių, bet mes galime pasakyti taip, kad santuokoje gyvenantis ir nesantuokoje gyvenantis. Tai santuokoje gyvenantis, šiuo atveju čia vyrų statistika, bet moterų statistika irgi yra panaši. Santuokoje gyvenantis asmenys turi mažesnę mirtingumo riziką nuo savižudybių negu nesantuokoje gyvena. Kitas svarbus veiksnys tai yra tautybė. Lietuvoje mes turime tokias dvi gausesnes tautinės grupės, tai yra rusai ir lenkai, ir matome, kad ten savižudybių rizika yra mažesnė, tai susijęs su lietuvių tautybės gyventojais. Ir kas svarbu pasakyti, kad šitas tyrimas yra atliktas įtraukiant į modelį, čia yra Puasono regresinė analizė, įtraukiant į modelį visus kitus kintamuosius, tai yra eliminuojant tai, kad, tarkim, lietuvių daugiau gyvena miestuose ar panašiai. Į modelį yra įtraukti ir kiti kintamieji. Na ir kaimas, mes matome, kad kaime savižudybių rizika didesnė, ką ir rodo kiti tyrimai, būtent erdvinės tos diferenciacijos. Mes matome anksčiau atlikti tyrimai, kurių čia necituoju, mano taip pat daryti, kurie rodo, kad retai apgyventose teritorijose savižudybių rizika yra didesnė. Mes turime tam tikrus regionus Lietuvoje, rečiau apgyventus, kur daugiau vieno asmens namų ūkių, ir ten savižudybių rizika didesnė. Na ir kitas tyrimas visai irgi nelabai seniai publikuotas, kuriame bandėme pasižiūrėti, kiek savižudybių rizika priklauso nuo tų vietų, kuriuose gyvena žmonės. Tai yra savivaldybės ar seniūnijos kažkokių tai rodiklių, ar ne? Tai konkrečiai nedarbo rodiklis, ar vienišų vyrų dalis, nevedusių vyrų dalis, ar bendras tos savivaldybės ar seniūnijos būtent išsilavinimo rodiklis. Tai mes matome, kad nepaisant to, ar tu turi darbą ar neturi darbo, bet jeigu tu gyveni
teritorijoje, kurioje nedarbo lygis yra aukštas, tavo savižudybės rizika padidėja. Taip pat ir apie santuokinį statusą kalbant. Nepaisant to, ar tu esi vedęs ar nesi, bet jeigu tu gyveni teritorijoje, kur aplink tave yra daug nevedusių vyrų, prastesnį išsilavinimą turinčių asmenų arba nedarbo lygis yra didesnis, tavo savižudybių rizika išauga. Tai kitaip tariant, tos teritorijos arba tam tikros savivaldybės, tam tikri rajonai, regionai, kurie turi didesnius tos ar prastesnius tos socialinius rodiklius, socioekonominius rodiklius, aukštesnį nedarbo lygį, juose išauga savižudybės rizika. Kitaip sakant, net ir tos individualios tavo savybės, tas aukštasis išsilavinimas, jis žinoma sumažina riziką, bet ta rizika mirtingumo vis tiek yra didesnė gyvenant toje teritorijoje. Tai čia irgi tokie įdomus ganėtinai rezultatai publikuoti visai neseniai. Einam toliau prie alkoholio vartojimo žalos. Tai šiek tiek paliekam nuošaly tas savižudybės ir einam prie alkoholio vartojimo žalos, kur pastaruoju metu aš esu atlikęs šiek tiek daugiau galbūt tyrimų ir tie tyrimai viena vertus skirti įvertinti alkoholio vartojimo žalą, kita vertus nukreipti ir į alkoholio kontrolės politikos priemonių veiksmingumo vertinimą. Čia jūs matote tokį bendrai, aišku, čia jau prieš pandeminio lygio dar rodikliai būtent vertinami, kaip ar mažėja ta alkoholio žala. Tai dažnai mes viešam diskurse matome, kai kalbam apie alkoholio žalą, alkoholio suvartojimo kiekis yra vertinamas kaip pagrindinis tas rodiklis. Bet epidemiologijoje dažniausiai mes renkamės vertinti būtent sergamumą arba mirtingumą, socialinės epidemiologijos, visuomenės sveikatos tyrimus, nes jis parodo geriau tą žalą. Ne? Jeigu žmogus mirė nuo alkoholio vartojimo, reiškia tai akivaizdus alkoholio žalos įrodymas. Na ir su alkoholio vartojimu tai dažniausiai siejamos tos tiesiogiai alkoholio vartojimo sąlygotos mirtis, kaip tarkim apsinuodimas alkoholiu. Tada čia matote pilka kreivė, tai yra kraujotakos sistemos ligos, cardiovascular diseases ir žinoma išorinės mirties priežastys. Tai mes matome, kad turėjome tam tikrus lūžio metus, 2007 metus, ir nuo jų mes tikrai matėme labai nuoseklų alkoholio žalos mažėjimą, alkoholio mirtingumo mažėjimą. Standartizuoti mirtingumo rodikliai, čia būtent vyrų standartizuoti mirtingumo rodikliai sumažėjo net 60%. Ką kiti tyrimai rodo, tai būtent prarastų potencialių gyvenimo metų skaičius taipogi sumažėjo beveik dvigubai per tą patį laikotarpį. Tai populiacijos lygmens duomenys iš tikrųjų rodo, tiek kalbant apie vyrus, tiek apie moteris, iš tikrųjų rodo, kad ta alkoholio žala, kurią mes patiriame, jinai tokiu ilguoju laikotarpiu, jeigu čia imtume 15, čia 11 metų, tai jinai tikrai mažėja šitam laikotarpiu. Kitas labai svarbus dalykas tai yra vėlgi kontekstas, ar ne? Paminėti kontekstą, kaip mes atrodome. Tai čia yra jau mano minėto tyrimo, kuriame mes vertiname prarastus potencialius gyvenimo metus nuo alkoholio ir narkotikų. Būtent vartojimą, aišku, svarbu pažymėti, kad absoliučią daugumą mirčių sudaro mirties priežastys dėl alkoholio, narkotikai sudaro tik nedidelę dalį. Tai tas startinis taškas, nuo kurio mes pradėjom 2007 metai, mes matome, kad tikrai Lietuva išsiskyrė ne tik tai Europoje, ne tik tai pasaulyje pagal alkoholio daromą žalą, bet netgi ir tarp Baltijos šalių mes turėjome
labai aukštus alkoholio žalos rodiklius, labai aukštą mirtingumą ir taipogi tie prarasti gyvenimo metai buvo tikrai didžiausi. Tai per šitą laikotarpį tyrimo mes matome tikrai didžiulį progresą ir mes matome, kad aplenkėme netgi tas šalis, į kurias vis lygiuojamės, ar ne, ir Estija, ir Latvija. Tai tas yra iš tikrųjų džiugu ir tiek mano, tiek kolegų, tiek kitų mokslininkų atliktose tyrimuose šitie procesai, pozityvūs procesai, kalbant apie alkoholio žalos mažėjimą, siejami su alkoholio kontrolės politika. Žinoma, rodo reprezentatyvios apklausos, rodo ir besikeičiančios alkoholio vartojimo, besikeičiančias praktikas, mažėjančią žalą kitiems nei geriantysis, bet tas procesas yra tikrai pozityvus ir turime šitoje vietoje kuo pasidžiaugti. Ypatingai lyginant su ne tik laiko perspektyvoje, bet ir lyginant su kitomis šalimis. Jeigu pasižiūrėtume į alkoholio žalos kitiems rodiklius ir pabandytume atsakyti, ar mažėja ta alkoholio žala kitiems, tai atsakymas, aišku, būtų, kad mažėja jinai, bet aš galbūt pasigendu ir kolegos tą mini, mes pasigendame alkoholio žalos kitiems klausimo politinėje darbotvarkėje. Dažnai tie politiniai sprendimai, jie būna nukreipti į žalą geriančiam, į žalą vartojančiam. Mes kalbam apie alkoholį vartojančio asmens psichikos problemas, apie psichosocialinį stresą, kurį patiria tie asmenys, apie pasekmes psichikos sveikatai, aišku, ir fiziniai sveikatai. Bet mes pamirštame apie alkoholio žalą kitiems taipogi emocinę, ne tik tai kažkokį tai sugadintą turtą ar fizinį smurtą, žmogžudystės ir panašiai, bet labai dažnai tas prasprūsta pro akis, gal net ne visai čia tinkamas terminas, gal labiau reikėtų kalbėti apie strateginius dokumentus. Tai jeigu jūs pasižiūrėtumėte alkoholio prevencijai ir narkotikų prevencijai nukreiptus strateginius dokumentus Lietuvoje, tai pamatytumėte, kad žala kitiems tenai užima labai mažai vietos. Arba kitaip tariant, iš esmės didžioji dalis to dėmesio yra nukreipta į geriantį arba į alkoholį vartojantį. Tai čia tokia svarbi pastaba mano nuomonė. Čia jūs matote grafike, čia yra ne visos populiacijos lygmens duomenys, anketinė apklausa daryta, bet tiesiog užduoti klausimai, ar jūs patyrėte fizinę žalą, ar jūs žadino naktį, ar buvote įsivėlę į kažkokius tai argumentus, į kažkokius tai kivirčus su geriančiuoju, ar jautėtės nesaugiai viešoje vietoje. Ir yra bendras toksai rodiklis, kad patyrė bent vieną žalą, ar patyrėte bent vieną iš tų žalų paminėtų. Tai mes matome, kad tarp dviejų reprezentatyvių apklausų šiuo laikotarpiu, kad tas patirtos žalos asmenų, kurie patyrė bent vieną žalą, skaičius arba dalis, jinai mažėjo nelabai stipriai, bet tas skirtumas buvo statistiškai reikšmingas. Tas yra svarbu. Kita vertus, jeigu pasižiūrėtume, kiek asmenų patyrė tą žalą, tai tie skaičiai irgi arti 70%, tai yra tikrai didelis tas rodiklis. Kitas neseniai publikuotas mūsų tyrimas yra apie vaikus, kurie gyvena su žalingai alkoholį vartojančiais asmenimis. Čia aš kaip minėjau tą svarbų aspektą alkoholio žalos kitiems, kitų asmenų, ypatingai emociniai sveikatai,
vaikų emociniai sveikatai, jeigu šeimoje yra žalingai arba rizikingai alkoholį vartojantis asmuo. Tai čia šitoje apklausoje iš tikrųjų buvo 20 Europos šalių, Lietuvos duomenys buvo lyginami su 20 Europos šalių ir mes tikrai radome, kad ta dalis vaikų gyvenančių su asmeniu, kuris žalingai vartoja alkoholį, buvo didžiausia tarp visų šalių ir sudarė 35%. Kaip mes tai nustatėme, tai buvo tokie 4 kontroliniai klausimai. Kaip pavyzdys būtų toks klausimas asmens, pavyzdžiui, buvo klausima, ar buvo taip, kad jūs neatsimenate, ką jūs darėte vakar vakare, turime omeny, kai vartojate alkoholį. Ir dar keletas kitų klausimų. Tai jeigu vaikai gyvena toje aplinkoje, kur yra suaugusiai, kurie neatsimena, ką jie darė vakare, tai tikėtina, kad jie gyvena rizikingoje aplinkoje. Tai ta žala mažėja, bet svarbu pabrėžti dar kartą, kad jai skiriama per mažai dėmesio, ypatingai kalbant apie žalą kitiems. Einam toliau. Čia visai neseniai mūsų gauti duomenys neblaivių, būtent asmenų, būtent smurto orderio duomenys. Jūs žinote, kad dabar nuo 23 metų Liepos mėnesio, man atrodo, yra galimybė policijos pareigūnų išduoti vadinamąjį smurto orderį ir asmuo yra 15 dienų pašalinamas, ar ne, arba įpareigojamas išsikelti iš tos vietos, kur jisai potencialiai smurtauja ar grasina smurtu. Tai tų smurto orderių per 8 mėnesius iš tikrųjų buvo išduota tikrai nemažai, apie 14 000, tai tie skaičiai tikrai dideli. Ir kai buvo išduotas smurto orderis, tai 54% pavojų keliančių asmenų buvo neblaivūs. Tai iš tikrųjų tikrai didelė dalis. Ir ką mane kaip tyrėja iš tikrųjų nustebino šiek tiek, tai yra būtent tas vidutinis alkoholio kiekis kraujyje, kuris siekia tikrai gana didelės reikšmės, tai yra 2,33, nes mes esam darę kitų tyrimų apie neblaivius asmenis darbe ir ten tie rodikliai tikrai yra gerokai mažesni. Ten vidurkis yra 0,4, ne? Bet tai aišku skirtingos situacijos. Einam toliau. Aš pakalbėjau apie tą bendrą psichikos sveikatos situaciją, apie savižudybių lygį, apie alkoholio vartojimo žalą. Ir dabar, mes turime tikrai nemažai įrodymų populiacijos lygmens duomenų, kurie susieja šituos du dalykus, tai būtent alkoholio vartojimą ir savižudybės. Visų pirma, tai yra ne mūsų, bet kolegų atlikti tyrimai. Tai tikrai seniai atlikti tyrimai, kurie nagrinėja būtent skrodimų duomenis, bandant įvertinti arba įvertinant, kokia dalis mirusių nuo išorinių mirties priežasčių mirties metu buvo apsvaigę nuo alkoholio. Tai tie rodikliai tikrai yra dideli ir daugiau nei pusė asmenų 85-2014 metais, daugiau nei pusė mirusių dėl savižudybių, būtent čia pasikariant, ar ne, mes žinom, kad absoliuti dauguma Lietuvoje savižudybė būtent yra įvykdomų pasikariant, tai absoliuti dauguma buvo apsvaigę nuo alkoholio. Tas rodiklis šiek tiek mažėja, nors čia vertinamos 20 metais visos savižudybės, bet mes matome, kad tikrai dar didelė dalis, apie pusę asmenų savižudybės metu būna būtent apsvaigę. Ir šitam tyrime yra būtent ir tas vidutinis promilių skaičius, galima tikrai pasižiūrėti, tai nėra taip, kad jie būna ten šiek tiek apsvaigę, bet tie rodikliai yra panašus, kaip prieš tai rodyta mano grafikė apie
apie 2 promilės. Kitas svarbus dalykas, tai būtent tie smurto orderių duomenys, nes kai būna išduodamas smurto orderis, yra pildomas toksai specialus klausimynas ir PKA, tai yra pavojų keliantis asmuo, čia jūs matote ekrane tokį sutrumpinimą. Ir ten yra klausimai, užduodami tokie klausimai apie smurtą, apie priklausomybės, tai mes matome, kad į klausimą, ar pavojų keliantis asmuo grasina, kad nusižudys, ar ne, ar anksčiau ketino nusižudyti. Tai yra tikrai didelė dalis, 28 beveik procentai ir iš tų, turint omeny, kad čia yra per 8 mėnesius 14 tūkstančių asmenų duomenys, tai mes suprantame, kad dažnu atveju tai turbūt būna tik tai grasinimas, bet kaip ten bebūtų, štai šita asmenų grupė būtent yra tokia tikrai didelė ir čia tikrai galima daryti tam tikras intervencijas, nes jie yra identifikuojami. Tai aišku, kas svarbu pabrėžti, kad tie asmenys ne tik tai grasina smurtu prieš save, bet ir prieš artimuosius, taip sukeldami ne tik tai pavojų, bet ir kažkokias tai emocinės pasekmes, ypatingai vaikams. Yra duomenys ir apie tai, kiek tokių atvejų gyvena su vaikais, ar kiek atvejų vaikai mato šitose situacijose, kiek dalyvauja, tai virš 20 procentų jie gyvena vaikai būtent su pavojų keliančiais asmenimis ir dalyvauja tose situacijose apie 15 procentų būtent vaikų. Tai apibendrinant tą pirmąją dalį, tai kągi rodo tie populiacijos lygmens duomenys, tai mes galim pasakyti, kad mirtingumas dėl alkoholio tikrai aukštas yra, buvo aukštas, bet ta situacija gerėja ir tie pokyčiai dažnai siejami su alkoholio kontrolės politika, bet keičiasi ir kartos, keičiasi alkoholio vartojimo praktikos. Ateina nauja karta su visai kitokiais alkoholio vartojimo įpročiais, kitokiu suvartojimu kiekiu. Kalbant apie savižudybių lygį, mes matome tikrai pozityvius pokyčius, tikrai savižudybių rodikliai mažėja. Nors kai pasilyginame su pasauliu, su Europą, tikrai matome, kad jie yra vis dar labai labai aukšti, tiek kalbant apie vyrus, tiek kalbant apie moteris. Na ir žinoma, tos sąsajos jos neabejotinos, ką rodo ir kitose šalyse atlikti tyrimai, kurių čia aš neaptariau, bet būtent Lietuvos duomenys rodo, kad savižudybės ir kitas smurtas būna dažnai susijęs su alkoholio vartojimu, ar tai būtų žmogžudysčių duomenys. Mes taipogi turime šiais metais su kolegomis publikuotą darbą, kur vertinome kaltinamųjų žmogžudystėmis duomenis, nagrinėjame ir matėme, kad vėlgi daugiau nei pusė kaltinamųjų nusikaltimo metu buvo apsvaigę nuo alkoholio. Tai pereinam prie tų gyvenimo istorijų, kurias aš iš tikrųjų nagrinėjau savo podoktorantūros tyrime ir bandžiau pasižiūrėti, kaipgi čia viskas susiklosto vyrų gyvenimuose. Tai iš tikrųjų tai yra toksai vienas tyrimas, kurio pagrindu išleista knyga. Ją galite rasti internete nemokamai nusikrauti, jeigu kam įdomu, arba nusipirkti popierinę irgi internetu galima. Tai pats tyrimas iš tikrųjų yra kokybinis, pusiau struktūruoti interviu su ekspertais ir su rizikingai alkoholį vartojančiais vyrais. Tame tyrime taikyta tematinė analizė ir čia matysite pristatymo antroje dalyje keletą nuotraukų, kurių autoriai yra fotografė Bon Alok. Tai galbūt tik tai pasakysiu, kad pats tas tyrimas iš tikrųjų buvo
toks ganėtinai iššūkis man ir noriu padėkoti ypatingai tiems vyrams, kurie sutiko pasikalbėti su manimi apie jų tas gyvenimo istorijas, o iššūkis dėl to, kad kaip surasti tuos rizikingai alkoholį vartojančius asmenis. Žinoma, e, dalis jų yra ir mano socialinėme burbule, bet kitą dalį aš iš tikrųjų važiavau prie kaimo parduotuvių, ar ne, laukiau 10 valandos ryto ir prieš tą 10 valandą ryto, kai žmonės eina pirkti alkoholio, laukia tenai jie iš anksto, tai aš iš tikrųjų bandžiau juos tada prisikalbinti kažkokiose kaimiškose vietovėse prie parduotuvių. Tai tikrai man tokį kaip tyrėjai paliko įspūdį. Ir iš tikrųjų ten ir kalbėjausi su tais vyrais. Tai aš pereisiu tokios pagrindinės temas, kurios iškilo šito pokalbio metu, kaip taip susiklostė vyrų gyvenimai, kad jie tapo tais žalingais alkoholio vartotojais ir patiria tokią didžiulę alkoholio vartojimo žalą. Tai pradėsiu galbūt nuo alkoholio vartojimo kultūros ir dažnai tai siejama su tam tikrų sovietinių paveldų, su tam tikra vyriškumo dominuojančią sampratą, kai suprask, jeigu nori būti tikras vyras, tai turi vartoti alkoholį. Ir tas būtent turėtų būti kaip tam tikras tikro vyro atributas. Tai vienas iš tokių svarbių dalykų buvo ankstyva alkoholio vartojimo pradžia. Tai mes matome, kad ir tose istorijose būtent vyrai sakė, kad mano pirmas pagėrimas buvo labai paprastas, aš buvau 4 klasėje, mes baigėm pradinę mokyklą, kai pagalvojai, 4 klasėje nusipirkom alaus, ištaškėm 6 butelius ant 12 ir vyrai. Tai tam tikras normalizuotas alkoholio vartojimas. Svarbu pažymėti, kad šitie interviu daryti su būtent vyresnės arba vidutinės ir vyresnės kartos asmenimis. Tai dabar jau šiek tiek kitos tos alkoholio vartojimo praktikos, bet mes turime tam tikrą alkoholio vartojimo normalizavimą įvairiose gyvenimo situacijose, tiek kalbant apie darbinę aplinką, tiek kalbant apie mokyklas. Tikrai tose istorijose vyrai pasakojo, kaip jie ir mokyklose alkoholį vartojo, ir mokytojai tarsi apdovanojavo po tam tikrų švenčių, ar ne, vyresnėse klasėse tarsi tai buvo įprastos tokios praktikos. Einant toliau, kitas labai svarbus dalykas tai yra kritiniai gyvenimo įvykiai. Tai yra būtent čia mes galime kalbėti apie alkoholio vartojimą ir kaip priežastį, ir kaip pasekmę. Tai čia atsiskleidė tokios galbūt dvi temos, kad vyrai būtent teigia, kad jie vartojo alkoholį ir tas alkoholio vartojimas kaip ir tapo priežastimi skyrybų, darbo praradimo, kažkokios tai, nežinau, sveikatos kažkokių problemų, kažkokio kritinio gyvenimo įvykių. Kita vertus, dalis vyrų teigia, kad kai kurie kritiniai gyvenimo įvykiai tapo gėrimo pasekme, kad žmonės neteko darbo, susidūrė su kažkokiais iššūkiais šeimoje, ar tai būtų skyrybos, ar tai būtų artimo mirtis, ar mamos, ar tėčio. Ir kai tu dalyvauji arba gyveni tokioje visuomenėje, tokioje socialinėje aplinkoje, kur tos alkoholio vartojimo praktikos yra tokios įprastos, tai atsitikus kažkokiam tai kritiniam gyvenimo įvykiui, tu tarsi nepastebėdamas pradedi šiek tiek daugiau gerti, ar ne? Kaip pavyzdys, tai tarkim būtų nedarbas, ar ne? Kai prarandi darbą,
Tai, na, jeigu kasdien išgerdavai vakare po 2 butelius alaus, tai praradęs darbą išgeri, na, 3, nes nereikia niekur eiti. Na ir dar ir iš ryto gali vieną išgerti, nes nereikia į darbą eiti. Tai va čia tokia citata, o aš manau ne vienas toks, kai žmogus virš galvos stogą praranda, tada jau sunku. Dėl buto, kai išvarė mane, pajaučiau, kad aš iš vis nieko. Vieną dieną geriau, vieną blogiau. Aš iš vis niekas. Čia atsiskleidžia toks tas nerimas ar neviltis susijusi su tais kritiniais gyvenimo įvykiais, čia konkrečiai būsto praradimu. Einant toliau, mes turime tokias sąsajas kaip nusikaltimai ir tam tikrą socialinės kontrolės aspektą vartojant alkoholį. Tai tikrai buvo dalis tų gyvenimo istorijų kupinos tokio kažkokių tai dramų, kažkokių tai, žodžiu, kriminalinių įvykių, kažkokių tai istorijų susijusių su nusikaltimais, kai kurie pasakojo, kad sėdėjo kalėjime, ar ne, taipogi ir ekspertai šitą temą nagrinėjo, kalbėjo apie šitą temą. Tai mes iš tikrųjų Lietuvoje turime tą tokią gana griežtą baudimo kultūrą, smurto kultūrą, kad jeigu žmogus nusikalsta, tai jisai turi sėdėti kalėjime. Ir čia man labai įstrigo šita teisėjas citata. Aš nežinau, kodėl visuomenėje yra tas toksai požiūris, tai kodėl tai reikia, žodžiu, visus nuteisti, visus pasodinti, kuo griežčiau. Visi turi sėdėti. Pas mus aplamai, jei žmogus nusižengia, tai mes jį nubaudėm už jo tą poelgį. Bet yra tas toksai didelis noras sutrypti, sunaikinti, kad aplamai jo neliktų. Tai šitose interviu iš tikrųjų atsiskleidė tas tokios situacijos, kad jeigu vyrai nesugeba įgyvendinti tų visuomenės lūkesčių, tiek kalbant apie vyriškumą, ką turi padaryti tikras vyras, tiek kalbant apie tą kažkokį tai susidūrimą su kažkokiais tai kriminaliniais dalykais, kad jeigu tu nesugebi to išvengti, jeigu tu susimauni gyvenime, tai tave reikia tarsi ištrinti, nes sutripti, sunaikinti, pasodinti į kalėjimą. Žinoma, mes dabar turime kalėjimų reformą, tie procesai tikrai yra pozityvūs pastaraisiais metais, aš tikrai iš šitos pusės pozityviai vertinu, ypatingai kalbant apie bausmių trumpinimą, nes tikrai tose istorijose toksai beviltiškumas, ar ne, tiek iš ekspertų, ypatingai iš tų vyrų jautėsi tas toks beviltiškumas ar tos bausmių sistemos beprasmiškumas. Tiek ir mūsų noras kažkaip tai galbūt susijęs su tuo empatijos trūkumu, tai tas noras, kažkaip tai užgniaužti tos žmonės, kurie netitinka kažkokių tai normų. Na ir paskutinė dalis, tai būtent alkoholis, psichikos sveikata ir savižudiškas elgesys. Čia iš tikrųjų, buvo tokios tikrai sudėtingos ir viena situacijos ir vieną kartą aš dariau interviu nakvynės namuose ir galvojau, nuvažiuosiu ir padarysiu 3 interviu vienu kartu, nes tai buvo ne Vilniuje. Tai ir turėjau 3 tokius pokalbius su vyrais, būtent, kurie susidūrė su kažkokiom psichikos sveikatos problemom, prarado šeimas. Tai iš tikrųjų ta patirtis buvo man pačiam buvo labai sudėtinga, nes po to aš turėjau aš nesu psichologas, iš tikrųjų neturiu patirties tokios, tai ta patirtis išklausius gyvenimo istorijas, tas dramatiškas, tikrai buvo man pačiam buvo ką permastyti, ar ne, visą savaitę. Tai ta įtampa, kurią jautė vyrai dėl nenusisekusio gyvenimo, dėl kažkokio tai visuomenės spaudimo, labai gerai iliustruoja šitą frazę, kad jaučiu įtampą, žinau vaistus. Čia eksperto pasakyta frazė, bet kalbant apie pačius vyrus, tai mes matome, kad šita citata irgi gerai iliustruoja, kai man iš tiesų yra liūdna ir kai aš jaučiuosi beviltiškai, aš jaučiuosi absoliučiai bejėgis prieš alkoholį. Ir aš net nebandau jam priešintis, aš tiesiog. Tai tas toks
spaudimas kažkoks, spaudimas viena vertus priklausomybė, potraukis, kita vertus visuomenės kažkoks spaudimas ir alkoholis yra kaip lengvai prieinamas, na, savotiškas vaistas, ar ne, savotiškas sprendimo būdas. Iš tų pasakojimų taipogi atsiskleidė paslaugų prieinamumo problema, ypatingai kalbant apie psichikos sveikatos paslaugas, galbūt ne tiek apie kažkokias medicininės ar priklausomybių gydymo, bet būtent, nu, ir su priklausomybių gydymu susiję dalykai, bet kažkokios tai konsultacijos ir panašiai. Ir čia, aišku, atsirado kita tema, būtent savižudybių tema, ir atsirado tas toksai stigmatizavimo klausimas ir stigmos tematika, kad visuomenės tas toksai spaudimas. Tarsi atrodo, kad alkoholio vartojimas yra normalizuotas, bet tie žmonės, kurie turi psichikos sveikatos problemų, jie susidūrė su tam tikru spaudimu. Toks tarsi paradoksas, kad alkoholio vartojimas normalu, visi geria, bet jeigu tu turi dėl to problemų, tai tu ir būk su tom savo problemom, ar ne? Tu, žodžiu, geriau neik į viešumą, ar ne? Nes tai yra gėda, tu turi gerti ir būti tikras stiprus vyras, bet nebūti silpnas, neturėti dėl to kažkokių problemų. Tai va toks savotiškas spaudimas, ar ne? Ir žmonės iš tikrųjų čia interviu metu pasakoja apie prarastą savo sveikatą, apie tam tikrą neviltį, kurie jaučia dėl tam tikro makro lygmens kažkokių socioekonominės krizę, pasakoja apie kažkokį psichosocialinį stresą dėl patirto kažkokio prarastos šeimos. Ir va čia būtent šitoj citatoj mes matome tokį patirtį, kaip vyras pasakojo, kaip jis neteko artimųjų, kurie nusižudė. Tikrai tokia labai, na, tas toks pokalbis buvo tikrai toksai labai, kaip čia pasakyti, sunku buvo išklausyti ir tikrai žmogus pasakojo. Ir kas svarbiausia, šitos citatos pabaigoje atsiskleidžia, kad aš moku sunkumus išmesti, iškęsti, vat kaip jisai sakė, kad aplinkui žmonės nusižudo, bet jisai tarsi vis tiek jisai tą tokį turi parodymą, kad aš tai ne, aš esu stiprus, ar ne? Tai apibendrinant, galima pasakyti, kad ką tos gyvenimo istorijos atskleidė, tai kad mes gyvename tikrai tokio žalingo alkoholio vartojimo kultūroje, kur tas alkoholio vartojimas yra normalizuotas, kur tai yra tam tikro vyriškumo dalis, arba bent jau kalbant apie vyresnę kartą, apie vidutinio amžiaus vyrus. Ir kita vertus, mes turime tam tikrą ir tokią tą baudimo kultūrą, kažkokį tai stigmatizavimą, kai žmogus normalizuojam vieną vertus, bet kita vertus, jeigu tu suklumpi, tai mes tave norim kažkaip pašalinti, sunaikinti, kad tu nebūtum, ar ne čia, kad mes tavęs nematytume. Ir labai svarbus dalykas yra tie kritiniai gyvenimo įvykiai, kurie viena vertus susijęs su alkoholio vartojimu, kad jie gali tapti pasekme alkoholio vartojimo, kita vertus priežastimi. Na ir aišku, galų gale yra tas paslaugų trūkumas. Tai dažnai, ar ne, ypatingai, aišku, labiau ekspertai apie tai kalbėjo, apie paslaugų trūkumą, ne tiek vyrai. Tai gal pabaigai tiek. Ačiū už dėmesį. Čia yra keletas literatūros šaltinių pagrindinių, kuriuos aš naudojau. Ir dabar turbūt laikas klausimams, jeigu tokių būtų. Tai ačiū Daumantai labai už pristatymą, tokį išsamų ir įdomų. Tikrai įspūdį palieka tas jūsų kaip tyrėjo įsivaizdavimas, kaip nevengėt tokių, atrodo, ir sudėtingų klausimų ir
nelengvai pasiekiamas grupės tyrinėti, tai tikrai tas palieka įspūdį ir ne veltui turime labai daug klausimų. Tai turbūt tik tai dalį pavyks jų paliesti, tai gal pradėti norėčiau nuo keleto tokių panašių klausimų apie tai, kiek alkoholio žalos mažėjimas pereina arba persimeta į kitų narkotinių medžiagų vartojimą, kurios irgi gali daryti žalą. Nors statistiškai alkoholio vartojimas jisai mažėja, bet ar nemanot, kad tam turi įtakos tai, kad žmonės keičia svaiginimosi būdus? Dalyviai mini, kad pastebi, kad ypač jaunimo grupėse alkoholio vartojimas mažėja, bet panašu, kad galbūt didėja kitų medžiagų vartojimas. Tai gal galėtumėte apie tai pakomentuoti? Aš esu susipažinęs su šita hipoteze, kad suprask, jeigu alkoholio vartojimas tampa nelegalus, tai mes jį pakeičiame kitomis medžiagomis, kurios taipogi yra nelegalios. Bet man atrodo, šioje vietoje ne visai relevantiškas, nes alkoholio vartojimas nėra nelegalus. Ne? Jeigu mes kalbėsime apie tam tikrą specifinę grupę, 18-mečius, 19-mečius, kurie štai nebegali įsigyti alkoholio, ne? Prieš keletą metų buvo priimtas įstatymas. Bet nepaisant to, tai vis tiek yra skirtingi reguliavimo lygmenys, ar ne? Tu turėdamas alaus butelį ir būdamas 19 metų, nežinau, ar gausi baudžiamąją atsakomybę, turbūt ne, o turėdamas kanapes gausi. Bet čia galbūt tai susiję apskritai su narkotinių medžiagų arba kitų psichoaktyvių medžiagų paplitimo. Ir tą tendenciją mes turime, ypatingai tarp jaunimo, ir turime, nežinau, 30 mečius. Tai ar tai susijęs su pastaraisiais metais įgyvendintomis alkoholio vartojimo kontrolės priemonėmis, aš labai abejočiau. Kitas klausimas kaip tik ir būtų apie alkoholio kontrolės priemonės. Tai pradžioje pristatymo rodėt įvairius grafikus susijusius su tuo, kad mažėja mirtingumas dėl alkoholio vartojimo. Ir panašu, kad ten kažkas įvyko 2007 metais, kad kažkoks toks, tikrai grafike didelis lūžis sumažėjimo tokio mirtingumo dėl alkoholio vartojimo. Tai gal galėtumėt truputį pakomentuoti, su kuo galbūt susijęs yra tas lūžis, kokios alkoholio kontrolės priemonės pasirodė efektyviausios? Keletą tokių aspektų. Viena vertus mes turėjome Seime paskelbtus kaip tik tuos metus Years of Sobriety, ar ne, blaivybės metus, bet tai buvo priemonių kompleksas ir negalima tai pasakyti, kad nuo štai tų metų labai daug priemonių, bet tie metai turbūt buvo tam tikri lūžiniai metai, kuriais prasidėjo, tai būtent akcizo didinimas, tam tikras prieinamumo mažinimas, kažkokie tai reklamos draudimai, tai tos vadinamos pagrindinės priemonės, tai yra kainos kėlimas, prieinamumo mažinimas ir kažkokios tai reklamos kėlimas, reklamos draudimai, ribojimai. Tai tą mes matome po šitų metų gana nuosekliai, tam tikromis bangomis, tokį gana kompleksinį alkoholio kontrolės priemonių paketą, populiacijos lygmens, kurios nukreiptos į visą populiaciją. Tai ką aš noriu tik tai galbūt pasakyti, kad ta tokia alkoholio kontrolės politika, jinai yra įrodymais grįsta, jinai duoda rezultatų, tą mes tikrai matome, tą rodo moksliniai tyrimai, jinai duoda bendrą žalos mažėjimą. Bet tuo pačiu jinai nesprendžia, tarkim, smurto prieš moteris, smurto aplinkoje, artimoje aplinkoje klausimų. Jinai sumažina smurto artimoje aplinkoje mastą per tai, kad žmonės šiek tiek mažiau vartoja alkoholio. Bet pati kaip sisteminė problema, jinai nėra sprendžiama. Ne, tam reikia šiek tiek kitų priemonių. Tai man labai norėtųsi, kad būtų
įgyvendinamos kompleksiškai ne tik tai tos priemonės, kurios yra nukreiptos į populiacijos lygmenį, ar ne, bet ir tos priemonės, kurios nukreiptos konkrečioms būtent toms problemoms spręsti individuo lygmenyje, galbūt tam tikrų socialinių grupių ir kurias nėra taip lengva įgyvendinti, kaip, pavyzdžiui, uždrausti reklamą. Ne? Viena vertus tai yra ganėtinai nesudėtinga iš to techninio proceso, kita vertus tai yra labai sudėtinga, nes yra lobistinės organizacijos, kurios tam priešinasi. Bet, na, politinė valia buvo. Tuo galime pasidžiaugti. Po pandemijos matot irgi panašias tendencijas. Dalis tyrimų, kuriuos pristatėte, yra apie daugiau iki tokį pandeminį laikotarpį. Ar tos tendencijos išlieka ir toliau? Gal turite kokių duomenų? Mes matome tam tikras korekcijas pandemijos metu, kalbant ir vartojimo duomenys tą rodo, kad tam tikra stagnacija ir kažkokios tai, tarkim, su alkoholio vartojimu susiję rodikliai kaip savižudybių, kaip žmogžudysčių, mes matome tam tikrą stagnaciją. Bet aš siūlyčiau dar šiek tiek palaukti, nedarant išvadas, šiek tiek pasižiūrėti, dar porą metų palaukti, reikėtų išsamesnių tyrimų, pasižiūrėti šiek tiek iš tokios perspektyvos. Bet tie ženklai, kurie yra, viena vertus, jie tarsi ir neramina, ar ne, kad mes matome sustojusius tos pozityvius procesus, bet kita vertus, mes ir prieš tai turėjome tam tikrų metų ar 2, kai turėjome tam tikras korekcijas, bet žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos, tai neatrodo kažkas tai tokio ypatingo. Tai čia galbūt ir būtų toks mano pasiūlymas dar šiek tiek luktelti. Gal toks ir apibendrinantis kažkiek klausimas irgi yra apie tai, o tai ar galėtume taip įvardinti tokius esminius tada dalykus, kurie yra apie vyrų savižudybės ir gal kažkokių tuo pačiu įžvalgų ir apie moterų savižudybės? Na tai akivaizdu, kad tai yra viena vertus kažkoksai tai kompleksinis dalykas būdingas daugeliui posovietinių valstybių, jeigu taip iš makro lygmens žiūrint, kad čia Lietuva, mes dažnai sakom, tai kasgi tai Lietuvai yra, ne? Tai mes galime pasakyti, kad daug šalių, mes iš esmės iš tų posovietinių šalių arba būtent Jugoslavijos buvusios šalių, mes nesam kažkaip labai išsiskiriantis, daugelis susiduria su tojais klausimais, bet kita vertus ir tarp jų mes šiek tiek išsiskiriame, ar ne? Mes turime tam tikrą aukštesnį mirtingumo lygį. Tai net nežinau, ką čia pasakyti, kalbant apie vyrus ir moteris, ar ne, kaip čia apibendrinti, tai, na, kalbant apie vyrus, tai mes turime tokį, kaip sakant, išskirtinį tą vyriškumo, ar ne, supratimą, ir tai dažnai siejama su tuo hegemoniniu vyriškumu, kuris, na, taip apibendrinant, galima sakyti, kad būti tikrų vyrų kenkia sveikatai, ne, tokia frazė. Bet kita vertus, jeigu mes pasižiūrime į moterų psichikos sveikatą, į moterų savižudybių rodiklius, į moterų alkoholio vartojimą, tai jis, žinoma, mažesnis daug kartų už vyrų, bet jeigu pasižiūrime į kontekstą, kitų šalių kontekstą, jis vis tik irgi labai aukštas. Tai gal ne vien tik tai tas vyriškumas, ar ne, ir ta vyriškumo norma, jos, aišku, turi poveikį, bet yra kažkokie tai gilesni klausimai, ar ne, makrosocialinio lygmens klausimai, kažkokios tai bendro empatijos klausimai, ar ne, mūsų šalyje, kaip mes jaučiame vienas kitą, ar mes užjaučiame, kokia mūsų emocinė sveikata, koks yra psichosocialinio streso lygis, kaip mes priimame vieni kitus, kaip mes norime kažką suklydusi arba kažkokį kitokį nubausti, pašalinti, kad mes jo nematytume. Ir tokie panašus klausimai, jie yra labai svarbus, kalbant apie emocinę sveikatą.
Išties, beje, juk turime ir nemažai duomenų, kurie rodo, kad vyrų ir moterų minčių apie savižudybę skaičius, dažnumas, jisai paprastai pernelyg nesiskiria. Tai atrodo, kad gal ir tai, ką minit apie tuos makro kintamuosius, apie alkoholį, kaip tai gali prisidėti prie to, kad iš to tarsi tokio panašaus minčių apie savižudybę dažnumo, vyrai tarsi pereina tada prie dažnesnio elgesio suicidinio. Tai čia, Taip, tokių pasvarstymų. Daug dar tikrai klausimų ir tikiu, kad būtų galima dar daug svarstyti ir kalbėti, bet tikrai ačiū už tai, ką jau palėtėm ir ką jau pasidalinot. Manau, kad tikrai visiems buvo vertinga tai išgirsti. Tai dar kartą ačiū, Daumantai. ačiū.